Sveiki, mėly draugai, atvykę į mano veganišką virtuvę. Smagu, kad prisijungėte ir aš noriu pakalbėti apie tai žmonės, kurie dabar labai, mačiau internete, dalinasi užsieniečių, tiek lietuvių, apie tai, kad jie nebėra veganai. Mūsų nuomonė yra tokia, kad kodėl mes esame veganai ir kodėl jie nebėra veganai. Tai šitame video pasitengsiu jums tai pasakyti. Pirmas dalykas, kodėl mes esame veganai, vien dėl to, kad mes turim 3 vaikus, tai viduriniajam sūnui buvo ant veido dėmė, kuri dingo, kai mes pradėjome maitintis būtent veganiškai. Tai vadinasi, jam kažkokia buvo alergija nuo maisto, nežinau nuo ko konkretaus, nes ką bevalgyčiau, viską jam tiesiog didėdavo, o dabar jau nebėra ir viskas susitvarkė, kai jau mes 3 metus maitinamės būtent taip. Tai aš nekeičiau mitybos šitos į kitą, nebent žaliavalgišką, jeigu gyvenčiau kur nors užsienyje ir būtų daug vaisių ir ten daržovių žiemą, nes, pavyzdžiui, man Lietuvoje labai trūksta tų tikrų daržovių ir vaisių. Tai jeigu užsienį gyvenčiau, tai tikriausiai aš daugiau žaliavalgiškai valgyčiau negu dabar, nes labai jaučiasi tai, kad žiema tokia, taip norisi tokių dalykų. Tai vienintelį dalyką keičiau į žaliavalgyslę, bet iš veganiškos į kažkokią kitą tikrai nekeičiau vien dėl to, kad man ta mityba yra labai skani. Labai daug visko galima prisigalvoti padaryti, kaip matote mano receptuose, tiek ir kepsnių, kepsnelių, ten desertų, visokių keptų, nekeptų, sausainių, vaflių. Žodžiu, daug visko gali prisidaryti, skaniai labai pavalgyti, maistingai ir žinoma, kai tu pavalgai, nebūna apsunkęs. Tai vien dėl to mes tikrai nekeistume mitybos, nes jeigu mes pakeistume mitybą į kitą mitybą, kažkokią ne žaliavalgišką, bet tai, tarkim, kurio gyvulinės kilmės produktai yra, tai mes tiesiog kaip ir tą vidurinį sūnų skriaustume, manau. Nes reikėtų jam vieną maistą daryti, o mes valgytume kitą. Tai man tiesiog, kad vaiko neskriausti ir jo nežaloti, kad mes valgome vieną maistą, tu negali valgyti to, tai mes tiesiog maitinamės būtent taip. Pakeitusi šią mitybą būtent veganišką, jam sveikata susitvarkė, mes pasijutėm energingesni, daugiau energijos turinti žmonės ir kiek privalgytume, atrodo kartais persivalgai, jau nebenori nieko visiškai, bet būna taip, kad tiesiog praeina laikas ir tu vėl atrodo gal norėtum valgyti, nors esi tu visiškai sotus ir tikrai nėra to sunkumo jausmo, nuo kurio dažniausiai žmonės užmiega. Arba bent jau nori miego, kad pavalgo ir eina pailsėti, pamiegoti, tai vien dėl to nuo to sunkaus gyvulinės kilmės produktų maisto. Tai mes tikrai neplanuojame keisti mitybos į kažkokią kitą ir mes valgome tik taip, ne kitaip. Ir į svečius važiuojame, valgome būtent taip, nebūnt buvo išskirtinės atvejais, išskirtiniai 2 atvejai, kada man teko, per nesusikalbėjimą teko suvalgyti sausainį su kiaušiniais pasirodo, nors sakė, ten yra ne kiaušiniai, bet tiesiog pasirodo buvo ten kiaušinių dieta ir aš negaliu avižų nuo senesnių tų laikų, negalėdavau valgyti avižinių sausainių, kuriuose yra kiaušinis, mano organizmas toks būdavo apsunkęs, kad man silpna būdavo, aš vos negriūdavau nuo tokio silpnumo ir aš tuo tarpu būtent suvalgius nemaniau, kad ten yra būtent kiaušinių dieta, nes sakė, veganiškai tai yra, bet pasirodo buvo kiaušinių dieta. Tai dabar, sakiau, toks buvo nesusikalbėjimas dėl to, tai sakiau, dabar visą laiką būtent klausiu, kaip padaryti, kas neaišku ir panašiai, kad tokio nutikimo nebūtų, nes vos namo grįžau tada su mašina. Tai mes valgome, žinokite, visur, ar namuose, ar svečiuose, ar bet kur kitur, mes valgome tik veganiškai. Dukra eis nuo kitų metų į mokyklą, tai dėsiu jai valgyti tik aš veganiškai, ne kažkas kitas, ne valgyklą kažkokią darys valgyti, o aš būtent jai dėsiu valgyti, jau planuojame meniu, ką galima dėti, nes jau klausiu duktės, ko norėtume dėti, jinai pasako tai aš jau po truputį dėlioju meniu, ką jau galima būtų jai dėti, kad paskutinį dieną nebūtų taip, nežinau, ką įdėti vaikų valgyti. Tai
tai gausis, kad mano vaikai valgys veganiškai, kai mokyklai bus, nežinau, nes šiaip jinai klausia veganiškai ar ne veganiškai, tai jai gali ir apgauti, mažą ką, negali žinoti, bet tikrai jinai turės savo maisto veganišką įdėtą. Tai vad, o kodėl žmonės sako, kad jie yra veganai? Dauguma žmonių valgantis namuose veganiškai įsivaizduoja, nors faktas, ne visada valgo ir tai veganiškai, bet labai daug žmonių meluoja, kad jie maitinasi būtent veganiškai vien dėl to, kad sulaukti kažkokio reitingo, palaikymo didesnio, kad jais labiau valia pasitikėtų, kad daugiau jie maždaug išmano tą temą ir gali kitas klausti. Taip nėra dėja. Dauguma žmonių tikrų veganų, žinokit, tikrai nėra labai daug tikrų veganų, kurie valgo būtent tik negyvulinės kilmės produktų, tik veganiškai, tai augalinė kilmės mityba, kuri apjungia visokias vaisių daržovės, sėklas ir daug visokiausių kitų gėrybių. O tie žmonės, kurie įsivaizduoja, kad valgo veganiškai namuose, daro daug vaisių daržovių ir jie yra veganai, tai nei velnio jie nėra veganai ir labai daug matau dabar ir tų skelbimų, kad buvusių veganų ten išpažintis, bus buvęs veganas, kodėl aš nebevalgysiu taip ir panašiai. Jie tiesiog negyveno tą veganišką mitybą, jie tiesiog tikriausiai vaikosi kažkokios mados ir panašiai. O mes esame iš tų, kurie dėl vaiko gerovės pasirinkome būtent tokią mitybą ir mes jos neplanuojame keisti kitą mitybą vien dėl to, kad mums ta mityba yra priimtina, mums yra skanu, kaip mes valgome ir ką valgome ir tikrai labai gerai jaučiamės dėl tos mitybos. O kiti, kurie žmonės vaidina, kad jie yra veganai, tai nereiškia, kad ir yra veganai, žinokit. Nemažai žmonių tikrai yra, kurie apsimeta, kad jie daug metų yra veganai, nors valgo ir tą patį cepeliną, ir valgo žuvį, ir valgo mėsą, arba pieno produktus, arba kokius nors batonėlius su pieno produktus. Ir jie traktuoja, kad tai yra veganai, nors tai nėra tikrai veganai. Tai neapsigaukite ir netikėkite viskuo, ką kalba žmonės kiti, nors mes esame iš tų sąžininkai, kurie, žinokit, sąžininkai esame. Mūsų šeima bent jau sąžininkai yra tuo, kad mes negalime meluoti, nes mums po to būna viduje negera, jeigu meluotume ir mes visada stengiamės tiesiai, sąžiningai ir kokybiškai pasakyti, kaip kas yra, be jokio melo, nes viduje paskui labai yra negera. Ir mes vaikus mokiname taip pat, kad meluoti negražu ir reikia sakyti tiesą. Tai mes ir vaikam nemeluojam, jeigu žinom, kad mes kažko negalim padaryti, visada pasakom negalim ir panašiai, bet tikrai nesukam marazmų kažkokių ir negūrinėjam vaikų, o kai pasakom, taip ir būna. Tai tikiuosi, jums šitas video kažkiek padėjo suvokti, kad ne visi yra veganai, kurie sako, kad jie yra veganai, ne visais žmonėmis reikia tikėti ir pasitikėti, nes tikrai, žinokit, daug žmonių gali apgauti ir jūs labai nuvilti. Tikiuosi sutiksite žmonių, kaip ir mes labai tikime sutikti žmonių, kurie yra sąžiningi savo, tiki, ką sako ir labai džiaugiasi gyvenimu, tuo, kuriuo gyvena, yra pozityvus ir visokie kokie laimingi. Nes mums tai yra labai svarbu, nes mes tą norime tokį gėrį skleisti jum ir kad pasitikėtumėt daugiau žmonėmis, reikėtų pasitikėti ir jumis. Ir mes labai norime, kad kuo daugiau sužinoti apie mūsų šitą šeimą, mūsų mitybos pakitimą ir kad jie savo racione įtrauktų daugiau savo mitybą, kažkiek pagerintų mūsų mitybos dėka, nes tai yra be galo smagu, kai sulaukia atgalinio ryšio. Tai tiek tam kartai, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Iki!